nežinau, kažkokį simbolizuoja gal kaip naujos eros pradžią, nes mes sustikome būtent gruodžio 31 dieną su ją. Vyrą palikau gaminti maistą, o pati išlėkiau atsigerti arbatos ir išgirdau jos tą vaisingumo istoriją, jos patirtis, kokios yra čia galimybės sveikatos, bet man, kaip sakant, atrodė, aš jaučiausi sveika tuo metu. Tai paklausiau, pasiėmiau savo TB grupę, savo šitą gražią dėžutę, jinai buvo labai gražiai supakuota ir iškeliavau namo. Tai iš tikrųjų, man net negalėčiau prisiminti, ar aš pajutau kažkokį poveikį, gal aš net nelabai tikėjausi kažko, aš tiesiog buvau, kad stiprinu savo nervinę sistemą, tuo viskas ir baigėsi. Bet aš galvoju, kai žmogus ieško kažkokių sprendimų, jam ateina ir atsakymai, tai ko gero tas Einolifas atėjo pačiu laiku, nes aš savo mažai jau ruošiau darželį, o kadangi pati buvau grįžus iš Airijos ir mano didysis augo Airijoje, tai ten visai yra kitokios ir sveikatinimas tos sąlygos. Jeigu ten vaikas susirga, tai jam gali drąsiai dėti kuprinę kažkokio sirupuko, ten tie pedagogai suduoda ten ir vienu žodžiu, jeigu tik kažkokios aukštos temperatūros nėra, tave ten ir pagydys tą vaiką. Tai iš tikrųjų ir man tas tai toksai Lietuvoje, tas tokia žinojimas moterų, kaip jos augina vaikus ir kad jos ten 2 savaitės eina į darbą, 2 savaitės tos vaikus laiko namuose, ta tokia visa man iš tikrųjų gazdino, nes aš niekada nebuvau su tuo susidūrusi. O dirbau ir iki šiol dirbau vadybininkė ir tokia, žinau, kad mano vadovo pozicija yra tokia, kad nelabai mėgsta tų biuletenių. Ir nelabai mėgsta mamų, kurios išeina į vaikų priežiūros atostogas, tiesiog netoleravo darbo iš namų. Tai iš tikrųjų, man tai atėjo toks kaip atsakymas, kaip kažkoksai pagalba, kad aš galiu sustiprinti savo vaiko imunitetą, nes aš turėjau pakankamai dar daug laiko, 5 metų, ir pradėti jį ruošti darželį. Nes mano vaikas gimė labai mažas, jisai gimė 2,8 kg, toks nedidukas ir iš tikrųjų, kai aš nueidavau pas šeimos gydytoją, jinai visai sakydavo, jūs sergat stipriai. Nes pas mus nuolat būdavo peršalimo, tai sloga, užsikišusi nosis, visokie čiauduliukai tokie ir vienu žodžiu, ir aišku, ten kas eidavo zirteksai ir visokie tie sirupukai. Tai aš supratau, kad tuo keliu aš nenoriu eiti ir kai Aurelija papasakojo apie tą galimybę stiprinti, tai aš nusprendžiau pradėti savo mažai stiprinti tiesiog vaikiškais omega ir vitaminu C, tiesiog toks paketėlis. Ir iš tikrųjų mes stiprinomės gan neblogai, bet iš tikrųjų išėjus į darželį tą pačią pirmą savaitę mano vaikas susirgo. Ir tada aš gavau tą tokį tą tikrąjį apsisprendimą, ką aš darau toliau. Ar aš sveikatinu vaiką jau Neolife papildais, ar mes sveikatinamės, ar einam tiesiog to tradicinių ankstesniuoju būdu. Ir iš tikrųjų tą dieną nuvažiavau pas Aureliją, jinai man atskaičiavo visas kapsulės, ten flavonoidai, karotenoidai, C vitaminas, omega, E, česnakas. Ir žodžiu, mano tam 1,5 metų vaikui liepė duoti ir tai buvo didžiausias iššūkis, nes viską man reikėjo, aišku, trinti, purkšti, vaikas pjauna. Bet ir tada aš supratau, kad tai yra gera investicija, nes jinai su laiku tas vaikas sustiprėja ir man tai atsiperka. Tai iš tikrųjų tie pirmesni metai, toks tai geras pusmetis, ir buvo toks sudėtingesnis, tas vaikas pasigaudavo tuos visokius virusiukus. Bet aš, kaip sakau, tas indėlis, ką aš įdaviau per tą laiką, ir investavau jos sveikatą iš karto duodama papildus, aš turiu šiai dienai puikius rezultatus. Nes mes einame 1 klasę, tai mano vaikas dar nėra nei dienos praleidęs mokykloje. Ir mums tiesiog užtenka dabar profilaktiškai tiesiog vartoti kasdien produktus ir turėti gerus rezultatus. Ir ypač man tai yra išsigelbėjimas, todėl kad jo yra labai prasta mityba, nes vien dėl to, kad jisai tiesiog labai išrankus maistui
ne viskas patinka, ne viskas tinka. Tai iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad tai Neolife'as yra jam nuostabus produktai tam, kad papildyti jo skurdų tą racioną. Nes, pavyzdžiui, omega tai ko gero jis įsivalgytų visą buteliuką iš karto, nes jam yra patys skaniausi papildai ir jam ten niekas nesmirdi. Tai vienu žodžiu, tai iš tikrųjų čia gal būtų tokia žinutė, aišku, to mamom, kurios nori to rezultato iš karto. Nori iš karto gauti rezultatą per mėnesį, ne, ir galvoti, kad tai produktai padarys stebuklus. Iš tikrųjų, mes visi individualūs ir visiems reikia to skirtingo etapo. Bet aš žinau, ką aš padariau per tą ilgą laiką, tai man atsiperka šiai dienai. Tai būnant šiam kely, aišku, mes laukiam daugiau tų iššūkių, ne? Tai iš tikrųjų ir čia šią savaitę taip vaikštant, galvojant apie šį renginį, ir aš galvoju, kad renginiai yra puikiai proga prisiminti savo sveikatos kažkokį kelią, nors mes kartais atrodo esam tokie sveiki, ne, ir tokie visai mums čia nieko nereikia, ir mes čia, nes rimta liga tai gal onkologija ir tie kažkokie ten lūžiai. Bet šiai dienai aš galiu palyginti, kad aš ir pati nebuvau tokia sveika, kaip aš jaučiausi. Nes gyvendama Airijoje toj pačioj, ten yra vis tiek darbo valandos ilgesnės, nes visi nuvažiuojam užsidirbti, kartais dirbam po 2 savaitės be išeiginių ir ten suvalgom greitai užpilamą tą bomžpakę, ir pagalvoju, ir prie ko tu nuvedi savo organizmą. Tu gal gerai jautiesi metus, 2, 3, bet kažkada ateina ta riba ir tavo imuninė sistema visiškai nusilpsta, ir tai buvo ir man. Nes paskutinius porą metų ten gyvenant aš supratau, kad man peršalimo ligos neapsieina be 2 kursų antibiotikų, nes man tiesiog antibiotikai neveikia mano organizmo. Arba aš turėdavau gulėti lovoje apie 2 savaitės ir aš tiesiog be perstojo turėdavau keisti rankšluosčius nuo čiužinio, nes jie man būdavo kas pusę valandos tiesiog žliaugiantis. Ir aš juos skaičiu ir vėl man tiesiog ir temperatūra nekrenta. Aišku, ten gydymo sistema yra tokia, kad jie duoda arba paracetamolį, arba antibiotikus. Ir pasekoj to paskui nualinu savo organizmą, turėjau net ir tą patį belo paralyžių, kurią ten sėkmingai įveikiau. Ir kai čia grįžau, ir vėl aš turėjau tą tokį iššūkį, kad aš irgi, mane greitai pagavo toksai didelis virusas tiesiog lėktuve. Man pasidarė labai bloga lėktuve skrendant, kažkoks drebulys, grįžtu man 39 temperatūra ir aš tik tai, kad mes pažinojom tą Neolife produktus. Aš ir sakau, žinai, sakau, aš negersiu vaistų, sakau, aš sveikatinsiu savo, papildais. Aš sudėjau tą savo, porciją, kaip sakant, visko po 4, tai buvo E vitaminas, omega, C vitaminas, česnakas, karotenoidai, flavonoidai, betaguardas, ir aš taip, žinot, viską, jis taip žiūri, mane išsigandęs ir sako, tu ta prasme, tu taip gersi? Sakau, taip. Ir mano nuostabai, kai aš ir dar atsiverčiau tą užrašą, galvoju, kaip man iš tikrųjų buvo to istorija, tai 2 dieną aš gėriau tiesiog visko po 2-3 kartus dienoj, o 3 dieną aš taip pat gėriau visko po 2-3 kartus dienoj ir aš susirgusi pirmadienį, aš penktadienį išėjau į darbą. Ir mano tai nuostabai buvo, kur aš 2 savaitės pragulėdavau lovoje su nekrintančia temperatūra ir su 2 kursais antibiotikų. Aš susitvarkiau viską per 3 dienas ir aš išėjau į darbą. Tai man buvo įrodymas, kad tai tikrai yra mano geriausias sprendimas, kad aš pasirinkau save sveikatinti taip. Ir šiai dienai pas mane nebėra tokių kažkokių temperatūrų, tokių didelių tų karščio priepuolių, tų prakaitavimų, nes aš iš karto geriu produktus ir tiesiog per tas 3 dienas aš puikiai viskas tvarkau. Tai iš tikrųjų tada gali palyginti, kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar ir kokį mes turim tą tokį rezultatą ir patikimą tą draugą, mūsų namuose. Tai
iš tikrųjų, tai jeigu liečiant tas tokias imuniteto, tas istorijas, bet iš tikrųjų mes kai visi dar, imkim, kai buvo ta covidinė visa situacija ir mūsų šeima tuo metu mes nesiskiepijom, bet kad dirbtume mes turėjom visi darytis tuos antikūnius tam, kad eiti laisvai į darbą. Ir aš atsimenu, po visos tos COVID ligos, aišku, mes praėjom ją labai lengvai, ten 2-3 dienos. Ir aš neinu pasidaryti antikūnius, bet buvo reikia man to pačiu gal pasidaryti ir kraujo tyrimus pilną formulę, nes matau, kad plaukai labai smunka ir man pradėjo labai stomatitas kiekvieną mėnesį kartotis. Ir pasidarau kraujo tyrimus ir aš tiesiog, man buvo šokas. Nes, nuimkime, jau ten 3 metai vartoju produktus, mano kraujo formulė visa išėjusi tiesiog pusę rodiklį. Gerai, aš taip viską nuraminau, gerai, galvoju, pasiskambinau realiai, kas čia gali būti, bet aš ta prasme, žinau, kad tai yra ne produktos esmė, kad tai yra tiesiog COVID'as daro savo, ne tas virusas vis tiek tavo imuninę sistemą išdarko ir eina per tokius dalykus. Ir aš pasidariau tiesiog planelį, nes mano hemoglobinas tuo metu buvo 93. Ir aš aišku, kad kraujui stiprinti, aš pasirinkau formulę su geležim, karotenoidai, flavonoidai, C vitaminas. Dabar galvoju, kas. Trešniai gėriau. Bet aš tos produktus visus taip gėriau, kas reikalinga prie tos hemoglobino ir iš tikrųjų po 2 mėnesių aš pasidariau kraujo tyrimus, tai mano hemoglobinas buvo nuo 93 iki 119. Ir visi rodikliai buvo susitvarkę, tik tai kas manęs neramino, tai feritinas. Man feritinas visiškai nekilo, jisai ten buvo 2,7 ar kažkiek, labai žemas. Ir iš tikrųjų aš tuos tyrimus dariausi periodiškai, kas 2 mėnesius ir man feritinas laikas stovėjo vietoj. Tai iš tikrųjų atėjo mano istorijos kaltininkė Rasa ir jis sako, Jurgita, matau, tu tokia smulki, tau vis tiek kažko trūksta, sako, tau trūksta baltymo. Ir sako, tu pradėk gerti, įstraukti kokteilius, sako, ir pažiūrėsim, kokie bus rezultatai. Tai iš tikrųjų, tai nuostabai, aš ištraukiu ne iš taupumo, aš traukiu tik po pusę pakelio. Galvoju, geriau gersiu ilgesnį laiką, bet tiesiog nuolat ir nuosekliai. Tai mano feritinas, jisai dabar tikrai neatsiminsiu, bet jisai iš karto ženkliai kilstelėjo. Ir aš vėl tas toks kaip įrodymas, kad nėra vienos formulės visiems žmonėms, ne? Kitas turi tą problemą, jam užtenka ten flavonoidų, C vitamino, kas formulės. Bet yra, kai tu ieškai tų atsakymų ir tu žinai, kad tie produktai tiek yra geri ir kad tu vis tiek kažko savo nedaduoti, ne, tu randi tą atsakymą. Tai šiai dienai aš tikrai drąsiai galiu daugam rekomenduoti, kad ir mes visi jau girdim šiai dienai, kad baltymas jisai labai reikalingas ir mes jo kokybiško baltymo mažai gaunam. Tai iš tikrųjų esu laiminga ir dabar dariausi kraujo tyrimus, visi rodikliai yra geri, gydytoja nustebusi, kaip čia tokia visa, sakau, aš geriu produktus ir sako, bet šiaip ir širdelė tokia visai gera, žinai, sakau, taip, bet sakau, turėjau tokią situaciją, kad kai laukiausi, man šitą kardiologė pasakė, kad aš tau net pastoti draudžiau, kodėl tu pastoji, man taip pasakė, nes mano tas aparatas, kur ten matuoja širdį kardiogramą, tiesiog išmuždavo, nerodydavo nieko. Ir tada mane po visus kabinetus pasiuntė ir ten ir taip toliau ir kažką prirašė, bet aš tada irgi tuo metu nebuvau nelaife ir aš negėriau, nes galvoju sintetiniai, kažkas čia ir taip, bet kai aš pradėjau gerti tiesiog omega kalcį magnį, ne su visais produktais, mano visi tyrimai susitvarkė savaime. Ir čia dienai, kai buvau pas šeimos daktarę, tai sako, tai ko gero po mikroelementų trūko. Tai taip ir numoja ranką, tai vienu žodžiu, susitvarkė reiškia. Tai kad aš viena pati šiuo metu nekalbėčiau ir aš jau neatsiboščiau, tai aš norėčiau labai pakviesti